Vasaros darbai. Sveiks, vieteli Marks, šventės pavasario šventės. Sveiks ir tu, žmogau, sulaukęs vasarą mielą. Sveiks kvietkelėmis pasidžiaugęs, sveiks prisiuostęs. Sveiks, Dieve, duok sulauk dar daug pavasario švenčių. Irgi sulaukęs jas, vis veiks ir drūts pasilinksvyk. Taip, Dieve, duok kožnam, kurs mūsų Lietuvą garbin, ir lietuviškai kalbėdams baudžiavą seka. Tam, Dieve, duok sulaukt kasmet pavasarį sveiką, ogi pabaigus tą, po tam ir vasarą linksmą. Tai prieš sekmines būrus į baudžiavą kviesdams ir kas reik atlikt pamokydams sveikino Pričkus. Rods sveiks kūns, kurs vis šokinėdams nutveria darbus ir didžiausiai bei brangiausiai dovana Dievo. Tas žmogus, kurs daug triusinėjęs bei prisivargęs, savo prastus valgius visų pasimėgimų valgo, o prisivalgęs ir viernai dėkavojas Dievui, linksmas sveiks ir drūts miegoti į patalą kopą. Tas apgauna tą, kurs vis kasdien išsirėdęs, aledų saudams ir vis sirgdams nutveria šaukštą. Kas iš to, kad tuls Mikols išputusi pilvą, svietui rodydams ir nei pusrė pasipūsdams, kaip koks smirdas dėl šelmystų svietė nerimsta, bet su koinu kasdien dangaus išsigąsta. Kas iš to, kad diksas nuokspas kupina skrynę, klūpodams ir vis vaitodams garbina skarbus, o nei grašios sav, kad reik išimti nedrįsta, bet nei bloznas vis nedaryta viralas rebia ir skaros bei pusnuogis kasdien pasirodo. Mes lietuvninkai vyžoti, mes nabagėliai, ponams ir tarnams jų rods prilygti negalim, bet ir poniškas ligas kentėt neprivalom. Kaip daug mieste bei dvaruose prisistena, kad mus atlankyt pamaži vėl vasarą rengės. Čia viens rėkaudams durnai su podagra pjaujas, o kits ten kitaip dūsaudams daktaro šaukia. Dėl ko ponus taip skaudžiai kankina ligos? Kodėl jų taip daug pirmčėso giltinės suka? Todėl, kad jie būriškus išjuokdami darbus, su griekais kasdien ir vis tingėdami penis. O štai mes mieste per nieką laikomi būrai, pasukų kiek ar išrūgų skystų prisisurbę, vis tekini, kaip klapams reik, atliekame darbus. O kad kartais kokį dar lašinių šmotelį ar dešros lietuviškos bent kiek paragaujam, tai dar juo dailiaus uždėts mums sekasi darbas. Rods, tarė Lauras, ant kumpos lazdos pasirėmęs, Dievui būk garbė, sveiki pavasarį baigiam. Ir visi drūti pargrįžtant vasarą matom. Vei kaip vėl aukštyn saulelė kopti paliovė, ir aukščiau savo žėrinti nuritusi ratą, ant dangaus išgaidryto sėdėdama žaidžia. Vei kaip jos skaistums kuriandams žiburį karštą, žemės vainikus pamaži jau pradeda vytyt, ir grožybės jų puikes su pašaru maišo. Kaip tūla mūsų žolelių taip nusirėdė, kad nei boba jau didei sukrošusi kumso, o kiek jų darže žmogaus ranka nusiskynė, ir grožybėms jų margoms trumpai pasidžiaugus, jaugi suvytusias ir nederingas išmetė laukan. Bet taip ir paukštelės mums linksmiems pasidarė, ką gegužė pakukavo, ką lakštingalas suokė, ir ką vieversiai poroms lakstydami žaidė, tai jau baigės vis, ar jau visai pasiliovė. Daug gyvų daiktų, kurie lizde prasidėjo,
tėvas su mama prastoja, penisi patys. Ir daina savo tėvų atkartodami čypsi. Taip trumpam čėse, nei naujas vietas pasidarė. Tokius aš dyvus, kaip sens žmogus pamatydams, irgi dusaudams iš širdies, tuo šūkteriu graudžiai. Ach, tariu, kaip visai niekings mūsų veikalas amžių. Mes silpni daiktai, kaip švens mums praneša Dovyds, nei žolelės ant laukų dar augdami žydim. Kožnas viens žmogus užgimdams pumpurui lygus, iš kurio žiedelis jo pirmiaus įsilūkštin. Juk po tam jis peržydėjęs ir nusirėdęs, užaugin vaisius ir amžį savo pabaigę. Taip, iš viso taip ir mums biedniems pasidaro. Mes, taipons kaip burs, lopšy verkšlendami bėdžiai, amžio būsenčio tik blogą pumpurą rodom, o paskui, kad čėsas jau žydėti pareina, štai viens kaip ponatis poniškai šokinėdams, o kits būriškai kaip burvaikis beginėdams, jauna savo dienas glupai gaišydami loštą. Bet štai, kad ūsai pirmi jau pradeda želti, ir kad darbus jau sunkokus reikia nutverti. Ai, kur dingsta glūps ir vaikiškas šokinėjims. O kiek syk linksmai šokinėjant ir besispardant, giltinė su rauplėms piktoms atšokusi smaugia, ar su karštlige dar tik macka pasuka bėdžių, bet ir klapams ir mergoms į gatavą dalgį aštrina vis, ir jauno jų nadbodama veido kirsteria taip aklai, kad kasos irgi kepurės su grožybėmis visoms į nieką pavirsta. Taigi matai, kaip žmogiškas trumpintelis amžis žydinčioms ir krintančioms prilygsta žolelėms.
Svoris.